Šiandien laidoje. Kur keliauja visi kalėdiniai megztiniai, papuošimai ir eglutės? Kaip kuo mažiau švaistyti? Kas yra stand-up komedija? Ar tiesa, kad sugalvoti gerą pokštą labai sunku? Robotika. Kas tai yra, kokius robotus kuria moksleiviai Lietuvoje ir kokiais pasiekimais didžiuojamės? Konkursas. Sausio 19 dieną visose Forum Cinemas kino teatruose pasirodys LRT Vaikai premjera. Meškiukas Paddingtonas nuotykiai Peru. Kviečiame laimėti bilietus į premjerą. Ką reikia daryti? Į čia dabar lrt.lt siųskite vaizdo įrašus, kur pasakojate savo įsimintiniausią nuotykį. Vaizdo įrašo trukmė iki 1 minutės. O originaliausią video autorių arba autorę apdovanosime kvietimu į filmo premjerą. Vaizdo įrašus galite siųsti iki sausio 12 dienos. Sauliau, koks tavo įsimintiniausias nuotykis? Sakartvele tarp kalnų jodinėjau su žirgu. Vienas. Sakartvelo prezidentu tapo futbolininkas Michailas Kavelašvilis. Tuo patenkinti ne visi. Jau kuris laikas šalyje vyksta didžiuliai protestai. Mat gyventojai nepasitikė prorusiškų politikų. Žmonės bijo, kad praras turimas laisvės, finansinę paramą iš ES, o ilgainiui taps priklausomi nuo priešiškos Rusijos sprendimų. Sakartvelo prezidente iki šiol buvo Salomė Zurabišvili, kuri paskelbė, kad niekur trauktis neketina. Tai pavojinga situacija, sukelsianti dar daugiau neramumų šalyje. Galimai ir toliau tęsis protestai, o niekuo nekalti žmonės bus suimami. Visas pasaulis švenčia 2025 pradžią. Tiesa, kone kiekviena šalis praeinančius metus palydi skirtingai. Pavyzdžiui, kinai prisišaukti sėkmę bando priekinės namų duris nudažydami raudonai. Sakoma, kad būtent šios spalvos bijo per naujus metus pasirodanti pabaisa Nian. O Italijoje sakoma, kad keičiantis metams būtina dėvėti raudonus apatinius drabužius. Mat šie neša sėkmę. Danijoje naujieji metai neįsivaizduojami be dūžtančių indų garsų. Lėkštės, podeliai, bliūdeliai simboliškai sudaužomi namie arba prie artimųjų draugų durų. Pietų Korėjoje nukrito keleivinis lėktuvas, kuriuo keliavo 175 keleiviai ir 6 įgulos nariai. Deja, išgelbėti pavyko tik 2 žmonės. Šiuo metu tiksliai nustatyti avarijos priežastį sunku, bet kol kas spėjama, kad incidentą galėjo sukelti susidūrimas su paukščiais arba pilotų klaida. Manoma, kad tikslę situaciją padės išsiaiškinti juodosios dėžės. Lėktuvo juodoji dėžė yra specialus prietaisas, kuris įrašo, kaip skrenda lėktuvas ir ką sako pilotai. Ji padeda suprasti, kas nutiko, jei įvyksta kokia nors problema. Deja, išsiaiškinti tikslės priežastis prireikia laiko. Manoma, kad viską išanalizuoti prireiks ne 1 mėnesio. 2025 metais Lietuva minės įvairias sukaktis. Tai reiškia, kad prisiminsime svarbius istorinius momentus, kada gimė ar mirė Lietuvos menininkai, politikai, šalies gynėjai. Pavyzdžiui, ateinančiais metais minėsime lietuvių rašytojo Žemaitės ir Lietuvos nepriklausomybės akto signataro, antrojo Lietuvos Respublikos prezidento Aleksandro Stulginskio gimimo metinės. Gali būti, kad 2025 metais, prisimenant šias asmenybės, vyks renginiai, spektakliai ar koncertai. Kauno rajone veikiantis laukinių gyvūnų globos centras 2024-aisiais išgelbėjo apie 2000 gyvūnų, kurių didžiąją dalį paleido atgal į laisvę. Tarp centre saugomų gyvūnų gulbė, apuokas, gandras, vėžliai, taip pat gyvūnai, kurie buvo paimti iš namų dėl netinkamų auginti sąlygų, pavyzdžiui, beždžionėlė ar įvairių rūšių gyvatės. Laukinių gyvūnų globos centre teikiama veterinarinė pagalba, įrengti voljerai, kuriuose laikomi gyvūnai. Žinių tiek. Laikas varbienai. Sauliau, ką čia darai? Lankstau gulbę. Ir kaip sekasi? Gerai. Aš matau, tau dar reiktų pasimokyti
O kodėl tu iš vis nusprendai lankstyti gulbes? Tiesiog po švenčių liko labai daug pakavimo popieriaus, o tu žinojai, kad mes per šventės išmetame labai daug įvairiausių atliekų? Tiesa, nors tai yra labai džiugus ir gražus laikotarpis, tačiau juos sukuriame daugiau taršos neįprastai. Pažiūrėkim, kokį poveikį šventės daro mūsų aplinkai. Labas, šiandien esu su aplinkosaugos edukatore Rugilė. Labas, Rugilė. Labas. Ar galėtum papasakoti, kokį poveikį aplinkai daro šventinis laikotarpis? Tai šventinis laikotarpis apskritai pasižymi pertekliniu ir besaikiu vartojimu, perkame gerokai daugiau maisto, negu mums reikėtų, dekoracijų, dovanų. Tai dažniausiai didelė dalis tų produktų nereikalingų vėliau iškeliauja į sąvartynus, yra išmetami arba sudeginami ir taip ir iš tiesų nepanaudojami pagal tikrąją paskirtį. Tai iš tiesų nėra gerai nei mūsų planetai, nei mums patiems, nei mūsų piniginiai. Ar tiesa, kad blogai yra pirkti kalėdinius megztinius? Tai apskritai pirkti nėra blogai, bet tą reikėtų visada daryti saikingai. Tai reikėtų pagalvoti prieš perkant bet kokį naują daiktą, ar mums tikrai jo reikia. Taip pat būtų gerai paieškoti galbūt dėvėtų drabužių parduotuvėse ar mainytuvėse, galbūt galite įsigyti tą megztinį jau iš antrų rankų, tokiu būdu sumažinti bereikalingų atliekų kiekį sąvartynuose. Taip pat labai svarbu, kiek mes laiko tą megztinį nešiojame. Jeigu mes jį nusiperkame, panešiame vieną kartą ir tada išmetame, galbūt būtų vertinga ir susilaikyti nuo tokio pirkinio. Aš manau, kad tikrai galima megztinį tokį nešioti visam žinybę. Taip, pavasarį. Ei, Sauliau, koks kietas megztinis. Wow, Sauliau, kaip gerai atrodai. Šią vasarą rinkis kalėdinį megztinį. Kas nutinka visiems tiems plastikiniams papuošimams? Tai geriausiu atveju mes juos turime ilgai, daugybę metų, puošiame savo namus ir pačius save su tomis pačiomis dekoracijomis. Bet dažnai žmonės nusiperka vieną dekoraciją, papuošia ją vieną kartą savo eglutę ir tada išmeta. Tokiu atveju didžioji dalis atliekų arba nukeliaus į sąvartynus, arba dėja bus sudeginamos, kas prisideda prie oro taršos. Todėl jeigu pavyksta, būtų geriau naudoti tas pačias dekoracijas kiek įmanoma ilgiau, o jeigu jos atsibosta, galbūt pasidalinti su savo draugais ir šeima ir galbūt jie galės kitais metais jomis pasipuošti. Gruodžio mėnuo yra taršiausias mėnuo metuose. Paskaičiuota, kad per 3 kalėdų dienas vienas asmuo gali sugeneruoti net 650 kg anglies dioksido. Tai čia būtų 13 ingų. O kur dar nauji metai, kai šaudome fejerverkus, konfeti ir toliau valgome? Prie šventinės taršos labai prisideda ir dovanų pakavimo popierius, kurį išmetame panaudoję vos vieną kartą. Jungtinėje karalystėje Britai kasmet išmeta net 108 milijonus vyniojimo popieriaus ritinių. To popieriaus ilgis toks, kad juo būtų galima pasiekti mėnulį. Kaip kūrybingai galima būtų perdirbti turimas tas plastikinės dekoracijas ir viskas, kas yra likę šventiniu laikotarpiu? Tai pirmiausia, aš net nesiūlyčiau kažko su jumis labai daryti. Jeigu jūs jų nebenorite, galbūt galite pasidalinti su savo bendruomenė, dalyvauti mainytuvėse, galbūt savo klasėje ar draugų rate susiorganizuoti mainytuvės, kurių metu pasidalinsite jau nebenorimomis dekoracijomis. Bet jeigu vis dėlto jų lieka, galbūt jas galima perdažyti arba padaryti iš jų kažkokią tai girliandą arba panaudoti kaip dekoraciją, papuošti dovanas ir panašiai ir tokiu būdu kuo ilgiau turėti tas dekoracijas savo namuose ir jas pernaudoti. Super! Ačiū tau, Rugilė, už pokalbį, buvo labai išsamu ir jums, tikiuosi, buvo tai naudinga. Iki! Round 1, fight! SR Melon. Sauliau, kaip manai, ar sunku sugalvoti gerą pokštą? Ne. Tai sugalvok. Dabar? Per ilgai galvoju, o stand-up komedijos atstovai galvoja juos kone kiekvieną dieną. Kokios komedijos? Tuoj pažiūrės. Šiandien studijoje su manimi Viktoras Balykov. Pakalbėsime apie komediją ir paskui Viktoras įvertins kelis mano pokštus. Įdomu. Viktorai, kas yra stand-upas ir kuo šis žanras skiriasi nuo tiesiog anekdoto pasakojimo? Stand-upas yra pasakojamosios komedijos žanras, kai dažniausiai tiesiog vienas žmogus ant scenos pasakoja savo pastebėjimus ar tai, kas jam nutiko gyvenime ir tai daro su humoru. O kuo skiriasi nuo anekdotų, tai dažniausiai savo struktūrą, kad iš pirmo asmens pasakoji
Ir kad tiesiog patys juokeliai yra įdomesni, netokie primityvūs kaip anekdotai. O kas tave įkvėpė tuo užsiimti? Nežinau, visą gyvenimą kažkaip galvojau, kad galiu prajuokinti ir apie tai kelis metus galvojau, iki kol užlipau. Kodėl atsirado tokios mintys, kad tu juokingas? Kaip tu tai? Nežinau, nes nuo vaikystės kažkaip pradėjau juokinti žmonės ir tai labai patiko, įstrigo galvoj, kad tai galiu gal daryti. Ir mačiau, kad yra žmonių, kurie statosi karjerą iš tos savo savybės, kad yra juokingi ir galvojau, gal ir aš galiu pabandyti. Ir visą laiką taip tikėjau, kad galiu. Poliklinika klauso. Sveiki, norėčiau užsirašyti pas daktarą. O gerai, toj pažiūrėsim. Ačiū. Visi atostogose dabar yra. Tai gerai, o tai kada grįšiu iš atostogų? Ką aš jam turiu sakyti? Niekada negrįšiu. Nu gerai tada. Gerai, ačiū. Geros dienos. Tikiuosi nebeskambins daugiau. O kaip atrodo tavo kūrybinis procesas? Ar dažnai būna, kad tu tiesiog užstringi su idėjomis? Taip, tai labai šiaip yra sunku tiesiog atsisėsti ir rašyti juokelius, bet kito kelio nėra. Aišku, gali laukti mūzos, bet taip labai lėtai rašysis, tau geriausiai tiesiog sėdėti ir galvoti, kankintis, kol kažką išspaudi ir tada ateini į tam tikras vietas pritaikytas ir tikrinęs tas savo mintis, ar ten juokinga ar ne. O tai yra dalykų, apie kuriuos negalima juokauti ir kodėl? Aš nemanau, kad yra tokių dalykų, tiesiog reikia sugebėti pakankamai subtiliai tai pateikti, kad tai būtų juokinga. Nes vis tiek, jeigu tu sakai juokelį, kažkokia atseit žiauria tema ir niekas nesijuokia, tai tu blogai atlikai savo darbą. Nėra taip, kad publika kalta. Vis tiek tu kaltas, jeigu publika nesijuokia. Tuk, kas ten? Arbūzas. Mano gyvenimas pokštas. Čia dabar. Kas? Niekas. Arbūzas turulis. Baik su tuo arbūzu. Gerai, turi kažką? O tu? Turiu. Išbandom. Išbandom. Mokykla. Visi ten buvom, visi dar gal būsim. Žinot, kai mokytojai dažnai sako, nebūna kvailų klausimų, bet jeigu paklausi, ar gali pavalgyti pamokos metu ir iškart sako, kas čia per klausimas? Ta prasme, atleiskit, ponia matematikos mokytoja, kad mano pilvas gurgia garsiau už jūsų pakeltą balsą. Kūnų kultūra. Gal galit man kas nors paaiškinti apie kūnų kultūrą? Visose pamokose mokytojai kartoja, sėdėkite tyliai, susikaupkit. Bet kūnų kultūrai sako, imkit kamuolį ir meskit, iškirsk savo draugą. Žinot tą jausmą, kai atsikeli ryte, anksti ryte ir reikia eiti į mokyklą? Taip. Aš tai jau nežinau, nes man nereikia į mokyklą. Ačiū, su jumis šį vakar buvo Saulius. Ačiū. Kaip manai, kokį pagrindinį bruožą kiekvienas komikas turi turėti? Tai daug bruožų gali turėti, gal pats geriausias, kuris tau padės, tai, kaip pasakyti, nuovokumas, kitaip sakant, kambario skaitymas. Kad ateini ir maždaug jauti, kokios yra nuotaikos, ką geriau sakyti, ką gal geriau praleisti. Ar turi keletą patarimų mūsų jauniesiams žiūrovams, kurie galbūt norėtų kada nors tapti stand-up komikais? Pagalvokit iš tikrųjų, ar tikrai norit. Ir jeigu iš tikrųjų nepaleidžia jūsų ta mintis, tada ateikit, tada nėra kito kelio, net ir kaip ar nesiseks. Kažkas jūs turi laikyti ten. Kažkas jūs turi tempti atgal ten vis ateiti ir bandyti. Ir jeigu taip yra, tai tada prašau, visada esat laukiami.
Būti juokingam yra žiauriai sunku ir aš norėčiau to išmokti, aš norėčiau būti juokinga. Ir aš pasiruošęs esu keletą juokelių, norėčiau, kad tu juos įvertintum, duotum keletą pastabų man. Gerai. Antis ateina į kavinę. Padavėjas sako, jai, ką užsisakysite? Ir antis nieko neužsisako, nes jie antis. Nes nemoka kalbėti, pavyzdžiui. Jo, gyvūnas, jiegi nekalba. Kodėl visi taip dažnai žiūri filmą Vienas namuose? Kad Kevinas vienas nesijaustų. Namuose vienas. Geras. Gerai, draugam pasakok. Šitus bairius? Ne, aš manau, kad tu atrastum žmonių, kuriam būtų juokinga. Viktorai, ačiū tau už pokalbį. Ačiū labai, kad pakvietėt mane. Nėra už ką, labai patiko, kad supažindinai mus su šiuo žanru. Ir jo, sėkmės tau tavo karjeroje. Ačiū labai. Na, galiu pripažinti, kad mano sugalvoti juokeliai tikrai nebuvo tokie juokingi. Nu tikrai tavo juokeliai nebuvo tokie juokingi. Mano buvo... Gerai, ir mano buvo ne visai juokingi. Na, tai galiausiai galima pripažinti, kad sugalvoti gerą pokštą yra itin sudėtinga. Tikrai taip. Sauliau, ar tu kada nors svajojai sukurti robotą? Taip, man labai patinka robotai, bet aš net nežinočiau, nuo ko pradėti. Pradėti domėtis robotika galima nuo labai paprastų ir nedidelių dalykų. Aš nuvykau į robotikos akademiją, kur sužinojau, kas tai yra robotika, kokius robotus ten kūrė ir kuo tai yra naudinga. Pasižiūrim. Op. Kas tai yra robotika? Ar tai reiškia, kad jūs čia gaminate robotus? Taip, mes čia gaminam robotus. Konstruojame, programuojame ir laviname įvairius įgūdžius, kurie ypatingai reikalingi 21 amžiuje ir ateinančiuose amžiuose. O kokie pokyčiai vyksta vaikuose, kai jie pabūna ilgiau akademijoje? Jie, pradedant tuo, kad konstruoja vis sudėtingesnius robotus ir geba sugalvoti vis įdomesnius sprendimus toms pačioms problemoms, jie užauga kartu ne tik su robotais, bet ir užauga jų smulkioji motorika, užauga jų emocinis intelektas ir kas mums labiausiai džiugina, kad jie išmoksta dirbti komandoje ir tampa tikrai tokie drąsūs, kūrybiški ir patys geriausi pro vaikai, kurie kurs mūsų ateitį. Mes matėme, kad jūsų akademijos komanda tapo pasaulio čempionais netgi. Ar galėtumėt papasakoti apie tai plačiau? Lituanika X, mūsų robotikos bendruomenės komanda, garsina ne tik robotikos vardą, ne tik robotikos užsiėmimus, bet ir Lietuvos vardą. 22 metais, tai prieš keletą metų, Ženevoje vyko neoficialios olimpinės robotikos varžybos. Ir ten Lituanika X komanda iškovojo čempionų vardą. Šiandien pas mus studijoje komandos Lituanika X nariai Dovydas ir Julius. Malonu. Kodėl vaikai turėtų užsiimti robotiką? Aš manau, kad robotika tai yra tas neformalus ugdymas po užklasinės veiklos, pavyzdžiui, būreliai, kurie pritaiko mokykloje besimokamus, tarkim, dalykus, tarkim, matematiką, paimam tą pačią, ar ta pati dailė irgi robotas turi turėti dizainą, tai visi dalykai, ką mokėsi mokykloje, tai yra labai smagi veikla, kur vaikai gali pritaikyti, ir ne tik vaikai, ir paaugliai, ir suaugę žmonės irgi gali pritaikyti savo besimokančią teoriją, turbūt, ar dalykus. Būtent praktiškai, taip kaip jam patinka ir tas jeigu veža, tada yra labai smagu mokintis ir gilintis toliau ir manau, čia yra puikus kelias, ko gali visi pradėti ir galbūt užsikabinti ir toliau net sekti. Kaip atsirado jūsų komanda Lituanika X? Tai mes pradėjome 2017 metais su LEGO robotais. Ir nuo to prasidėjo, keli mūsų susirinko, sudalyvavo pirmose varžybose. Nuo to laiko mūsų komanda vis plėtės. Dabar Lituanika X tapo komandų bendruomenė. Mūsų bendruomenė yra gal netgi 4 robotikos komandos, kurios stato tokius pat robotus kaip čia,
Jie daro tas pačias užduotis ir tada vyksta varžybos, kuriuose varžosi visos 4 komandos viena prieš kitą ir iš to atsiranda visas tas smagumas. Mano manimu, pagrindinis robotikos, kaip čia, smagumas ir yra tos varžybos. Gerai, o kaip vyksta varžybos? Tai varžybų pagrindinė idėja yra, kad kiekvienais metais mes gauname naują iššūkį ir mes per praktiškai 4 mėnesius turim tom varžybom pasiruošti, sukonstruoti kuo geresnį robotą, kad jis kuo geriau darytų tas užduotis. O šitas robotas jau bus jūsų artimiausiam varžybom, ar čia yra iš senųjų varžybų? Šitas bus artimiausiam varžybom. Šiandien esame Lituanica X Robot Games ir pamatysim, kaip atrodo tikros robotikos varžybos. Povilai, sakyk, ką jūs čia darot? Ar jūs čia irgi turite komandą? Kas vyksta prie jūsų stalo? Čia mes turim komandas ir reikia įvykdyti užduotis, kad gautum taškus ir po kažkiek laiko rodys, kiek taškų ir kas pirmą, kas antrą, kas trečią vietą laimi. O ką šie robotai daro? Čia yra Lego robotai, ne? Čia Lego, tai mano pavyzdžiui, kaip čia ką tik rodė, gali privažiuoti, įstumės tą stalčių ir atlenkia dangtį. Kaip manot, kokią vietą paimsite? Nu, manom, kad pirmą. Šaunuoliai, super. Ačiū, Povilai. Algirdai, kaip vertinate šiandienos varžybas? Visą laiką labai džiaugiamės, vaikų daugėja, komandų daugėja, tikimės, kad ir daugės. Mums reikia 1000 robotikos komandų. Visi jūsų žiūrovai gali jau skambinti, registruotis, visų laukiame. Ačiū visiems dalyviams, kurie čia dalyvauja ir ką, grįžtame į studiją. 2024 m. pradžioje Lituanica X dalyvavo Europos robotikos čempionate. Tačiau iš jo buvo pašalinti, kai atsisakė varžytis vienoje komandoje kartu su Rusijos atstovais. Nors komanda prieš čempionatą prašė organizatorių neskirti lietuvių ir rusų į porą, tačiau atvykę į Italiją vis vien sulaukė nemalonios staigmenos. Lituanica X sprendimas nesivaržyti kartu su Rusijos komanda sulaukė didelės visuomenės reakcijos ir palaikymo. Tačiau ar buvo lengva priimti tokį sprendimą? Tai iš ties tą sprendimą nebuvo lengva priimti, nes tom varžybom tą robotą ruošiam realiai kokius jau 2 metus ir buvo pasirinkimas arba mūsų tas kelių metų darbas kaip ir bus niekam nepanaudotas, bet mes atstovėsime, arba sudalyvausime varžybose, bet taip pat tai kirstusi su mūsų vertybėmis. Ir taip pat reiktų paminėti, kad mūsų komandai buvo ir narys iš Ukrainos, tai tas dar labiau pastūmė mus priimti šį sprendimą. Ir man atrodo, sprendimas tikrai nebuvo blogas. Na ką, ačiū Dovydui ir Juliui ir linkiu jums didžiausios sėkmės artėjančiuose čempionatuose. Ačiū labai. Dėkui. Žinai, Sauliau, aš irgi norėčiau išmokti konstruoti robotus ir dalyvauti čempionatuose. O tai tu esi kada nors konstravus robotą? Taip, robotikos akademijoje gavau progą to išmokti. Ir kaip tau sekėsi? Pasižiūrim. Kodėl vaikams svarbu išmokti programavimo ir konstravimo? Taip, tai iš tikrųjų programavimas ir konstravimas mūsų būrelyje yra kaip įrankis, tai visas ir Lego rinkinys yra įrankis, kad jie galėtų išspręsti problemas. Tada konstruojant jie lavina savo smulkiąją motoriką, ypač mažieji, bet ir vyresni, o programavimas tai padeda iš tikrųjų lavinti loginį mąstymą. Nes tam, kad galėtum programuoti, tau reikia suprasti logiką, tau reikia sudėlioti eilės tvarka blokelius, kad programa veiktų. Tai šis tiesiog lieka. Taip, ir tada dabar, kai tu paspausi plės, iš karto nesisuks, bet tau reikės, tarkim, su ranka jam parodyti, kad yra kažkokia kliūtis šalia. Taip. Gerai. Gerai. Aha.
Kaip greit sureagavo. Nes 20 cm, tai jisai maždaug tokį atstumą tada ir... Tu pirmą kartą čia apsilankęs, taip puikiai pasirodė, taip gerai viską išbandėjai, tai aš tau įteikiu pro lipduką. Ar tikrai aš nusipelniau pro? Manau, kad taip. Gerai. Taip, Ačiū. gerai, aš tau daunoju lipduką, bet ir knygutę. Ačiū, aš dabar galėsiu įsiklijuot. Aš pro. Na ką, proksė? Viskas. Iki kitų kartų. Einam, išlydėsi mane. Eime. Ateik. Ateik. Haha. Ateik, ateik. Aš jau išeinu. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite mums rašyti adresu čia dabar @lrt.lt. Ir jau nuo kitos savaitės susitinkam naujų laiku. Šeštadieniais 8:30 per LRT televiziją.